Šita bažnyčia turi įdomų lankytiną objektą, nesprogusią Antrojo pasaulinio karo raketą. Sveiki, mes ir vėl sveikiname su jumis. Atvykome į Noksar miestelį. Sprendžiant iš Maplaukų labai didelis vėjas yra. Į Mosto Rotundą bažnyčią. Čia vienintelis objektas, kurį norim pamatyti. Bet pakeliui pamatėm dar parduotuvėlę. Prasėsim šiek tiek minimaliai. Šita bažnyčia turi įdomų lankytiną objektą, nesprogusią Antrojo pasaulinio karo raketą. Buvo didelis stebuklas, nes šitos bažnytėlės galimai nebebūtų čia. Ir jinai eksponuojama viduje, tai mes bandysim užeiti į vidų, pasižiūrėsim. Ar surasim ją, ar nerasim. Turėtų būti nemokama, greičiausiai. Tai einam pasižvalgyti. Pasirodo, nėra nemokamas 5 eurai. Tai einam pasižiūrėsim. Čia pasirodo, nusipirkau turą po kažkokias bažnyčias kitas vietas. Į pačią bažnyčią tai galima užeiti. €5. Mergina sakė, kad jiems bažnyčias nėra tokios įdomios. Kad mokėt 5 eurus geriau pyragėlį arba kavos. Aš aplankysiu kažkokius balkonus. Va, greta vaikšto. O, kiek vaikščiu. Lipu. Jau biškį ir pavargu. Daug nebegalima. Nu va, toks vaizdelis į miestą. Gražu. Labai gerai, kad jos nėjo, nes reikėtų vežimą taip aukštai kelt. Čia daugiau nelabai kažką esu pasiskaitęs apie tą bažnyčią. Atvės. Einam dar pažiūrėsim iš kitos pusės miestą. Toks va vaizdas, baisiai stiprus vėjas, baisiai lendam į viršų. Kažką dar čia pamatysim iš viršaus, pačią bažnyčią, man atrodo. Tai aukštai gražu. Tai turbūt tai ir kainavo 5 eurus. Dabar einame ieškoti raketos, bombos, nežinau kaip ją pavadinti. Iš apačios taip čia atrodo bažnyčia.
Tai čia turėtų būti ta raketa kažkur. Vadinasi, stebuklas. Štai ir visas turas. Bažnyčios, pasirodo, čia buvo laidotuvės. Tik užtruko kiek surasti tą bombą. Vis pasiseka mums užtaikyti į laidotuvės kažką. Su arfa grojo, galvoju, čia šiaip koncertas, čia pasirodo. Pasirodo ne koncertas. Buvo kokia benzino kolonėlė. Tiesiog gatvėje sustoji, be jokių įvažiavimų, be nieko. Užsipili. Praeinam porą parduotuvių ir važiuosim su Boltu iki 3 miestų. Paliekam šitą miestelį. Ilgai neužsibuvom, praėjom porą parduotuvę, pamatėm, kad kainos baisiai didelis. Labai didelis kainos. Tai net nebeteisim paieškų. O dabar važiavom su Boltu už 14 eurų iki 3 miestų. Pavadinimą tiksliai nepamenu. Birgu, Isla. Ten jie kiekvienas miestas po 2 pavadinimus turi. Ja, ten sako labai gražu. Pasivaikščiot, tai ten surasim kavytę, pasigražėsim dar kitą Maltos dalimi ir tada plauksime laivelės jau iki savo viešbučio. Nes dabar galvojam, kad jeigu parvažiuosim iki viešbučio, tada 2 kartus reikia plaukti, po to grįžti vėl 2 kartus plaukti. Tik tiesiai su Boltu šoks. Labai lengva iškviesti Boltą, iš karto atvažiuoja. Minutė ir yra, praktiškai bet kur kvietėm. Minutė, 2 minutės. Labai daug čia nais. Naujas mašinas praktiškai. Keliamės į 3 miestus. Atvežė Boltas į Birgų prieplauką. Čia vienas iš 3 miestų. Šiaip labai gražu. Nu, dar neapėjom, man jau patinka. Važiuojam ten. Iš čia mes plauksim atgal link apartamentų. Bet dabar ieškom įprastų žmogiškų paslaugų. Gal čia bus kažkur uoste? Sisi. Sisi. Sisi, nem. Ir eisim ratuką aplink miestus. Tai tada apie kitus miestus kažką tai žodį kitą tarstysim. Ir pasižiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Kol kas šitą prieplauką geriausia. Labai. Išmatyti didelė, tai daug laivų. Galėtų vėjas tik nurimti. Kavą parduoda iš mašinyčių. Gražiai atrodo, ką? Stilinga kava. Pasiekėm Stenglėje arba Isla, dar kitaip vadinama. Vienas iš 3 miestų. Na, čia taip vadinasi ta vieta 3 miestai. Šiaip tai čia galima ir po vieną miestą lankyti. Mes taip sugalvojom. Ir čia plieninis tiltas, jungiantis 2 miestus. Mes pirmiausia einam į Stenglėje, aplankom. Pažiūrėsim, ką gerą pamatysim. Spėju, kad labai jau visi nesiskirstė, miestai bus gan panašus. Bet reikia pasižiūrėti. Panašu, kad mūsų kelias bus šitais laiptais į viršų. Na, imk vežimą ir nešk. Pagrindiniai Isla vartai. Tiksliai data statymo nežinoma, bet spėjo apie 16 amžių. Panašiai kaip ir Emdynai
įėjimas pro vartus. Kertam sieną, bet labai jau čia daug kilimo aukštyn žemyn. Pažiūrėsim, kiek mes čia lankysim šitą miestelį. Gal kelsimės į kitus greičiau. Anglėja bazilika. Jeigu girdėsis kas nors. Taip pat 16 amžiaus bazilika. Taip pat kaip ir daugelis čia objektų buvo stipriai apgadinti antrą pasaulinį. O ten puga. Ne, uraganas. Gerai, mes šitą miestelį paliekam. Einam prie įdomesnių tikriausiai. Baisus vėjas, nu tikrai šiandien įspūdingo stiprumo. Va, net čiuožinėja viskas. Prasidės uraganas. Svarbiausia vartus pamatėm ir galim sakyti, buvo mieste. Pasiekėm antrą miestą, Vitorijosą arba Birgu. Pirmą nusprendėm visgi praleisti. Nes ten kažkoks uraganas vyksta. Uraganas vyksta ant kalno, ten jau labai baisu. Eisim čia, kur biškiai žemiau. Palei pakrantę gal bus ramiau. Ir taip ir atrodo. Tai čia labai didžiulė prieplauka. Čia jau mes truputį praėjom, bet eisim gilyn. Kabinam kampą. Va, kokios jachtos didelis. Čia turbūt visokius kruizus galima nuomotis, plaukti, arba čia nuosavas žmonių. Matosi kavinukių. Viešųjų tualetų kaip ir neradom, bet kavinė leido pasinaudoti. Tai su visais patogumais. Ir vaiko vystymo kambarys. O vakar aš nuėjau tualetą ir man sako, ne, reikia kažką nusipirkti. Taip, blogiausia, kai kaviniai prašo kažką nusipirkti, kad į tualetą nueit. Ir dar ypač su vaiku būnant. Mes tokias kavinės apeinam iš karto ir daugiau nebegrįžtam. O čia, kaip matom, matyt dėl vėjo žmonių nulis. Bet šiaip tai jaučiu būtų daug, nes labai graži vieta. Na, jeigu ramus oras geras, tai gal ir nieko pasidėti prie plaukų. Bandysim kiek įmanoma apeiti šitą Birgu miestelį. Ir reikėtų surasti kavinę, kur nors sėsti. Šiltos kavos. Šiltos kavos su skaniu pyragėliu. Kaip Venecijoje galima praplaukti su laiviukais. Čia iš karo muziejaus jau akcentai. Čia Birgu vienas iš karo muziejų, turbūt nešiau ne vienas. Patrankų pridėliota. Garvežys kažkoks senoviškas. Jau šiek tiek sušalom, tai jau sėsim. Rinkis. Šį kartą tu gali rinktis iš kavinių. Iš dviejų. Čia viena ir ten kita. Arba eisim dar tiesiai ir ten surasim.
Turėtų būti kažkur. Uosto tiesinys. Laivai, laiveliai, laivučiai. Gražus atrestauruoti pastatai palei pakrantę. Oligarchų jachtas. Ir šalia stato jiems butukus turbūt, ar namus. Kaip galvoju, mūsų praėjimą aptvėrė statybos, tai čia teks apsisukti. Grįžtam atgal iki Birgų, netoli kelto. Šiaip pakrantė visai nieko, bet kažkaip čia labai logistika nekokia. Vaikščiat tokie akligatviai, nėra, kad ratu galėtum apeiti. Į žemėlapį atrodė, kad čia bus paprasčiau eiti. Pasižiūrėti gražu, bet šiandien su oru labai nepasisekė. Tai nėra labai tokio komforto vaikščioti. Trijų miestų turų biškį nusivylėm. Gal ne vietą ir nelaiku pataikėm, bet kažkaip... Turbūt kaip nelaiku dėl oro. Bet ir šiaip labai daug laiptų, labai daug kilų, tai su vaiku įsivežimo nelabai patogu. Lipam, užlipio, ten nieko nėra ir vėl leisis atgal. Taip, pablūdėjom ir viskas. Ir dabar dar nenuėjom, nes labai visur vėjas ir nėra normalios kavinės. Dabar plaukiam į Valetą. Ten tikrai rasim kavinę. Mes jau buvom vieną kartą. Jeigu ką, tai Starbucksas nenuvils, blogiausiu atveju. Bet rasim kažką geriau. Tai susitiksim kelte. Taip atrodo Valetos stotelė, atplaukiant iš Birgų. Nu, einam į Valetą dabar. Tikrai surasim skanios kavos, susišildysim. Ir gal jau net ir vėjas šiek tiek nurims. Ne, tai žinai, Tarp namų gal čia bus geriau. Eisim su visais, bet ten toks matosi mega gigantas laivas. Žiauriai didelis. Tokio gyvai dar nemačiau. Įdomu, kaip per kamerą persiteikia, bet čia nežinau kaip koks 20 aukštis namas, daugiau gal. Sekam paskui visus. Greičiausiai jie žino, kaip patekti į centriuką. Čia liftas už 1 eurą, taip? Taip, va šito liftą kilsim. Už 1 eurą. Jeigu nenori lipti, tai gali laiptais lipti. Centrai? Taip. Lipsi? O tai neši Gerai, vežimą. Aš su liftu važiuoju, tu lip. Eilutė prie lifto, bet čia jaučiu, kad greitai kyla ir ne vienas liftas ar vienas. 2 liftai. Tilpsim, čia didelis. Ką, greitai ir užkilom. Į mūsų vietą prie patrankų. Čia jau buvom, bet vat greičiausias kelias nusileisti. Dar kartą prie 3 miestų. Mes iš ten atplaukėm. Dar turėjom čia apsilankyti. Na, greičiausiai iš čia plaukėm. O čia mūsų pirmas nesėkmingas bandymas buvo. Matosi, kad labai taip kalnuota ir daug kapinėti. Patrankėlės galit pamatyti ankstesniam video, kaip šaudo.
Tai vat kam reikės keltis į Birgų, reikia prašyti parkelį. Upper baraką vadinasi. Nu, radom pagaliau, kur pavalgyt. Tas pats geras Starbucksas. Gretra ir Surona valgo. Skanaus mums, skanaus jums. Dvi skirtingas kapučino, maža ir vidutinė ir šitie piragėliai 12 eurų. Jau nebefilmavom, kaip mes plaukiam iš Valetos iki Sliemo link mūsų apartamentų. Greitai skubėjom. Antrą kartą vėl buvom paskutinį kelti. Visi plaukimai kainuoja 2 eurus arba jeigu perki pirmien atgal, tada šiek tiek nuolaida. 20 centų gaunasi. Tai jeigu ten nieko nesiderėjom, bet ir nepasidarėsi čia fiksuotas kainas. Mes turbūt šitą vakarą jau ir užbaiginėsim. Nieko naujo jau nebenuveiksim. Čia mūsų rajone jau viskas matyta. Tik greitai pro parduotuvę ir ilsėtis. Ruoštis rytoj. Ruošiamės rytoj. Rytoj planas yra plaukti iki Gozo salos ir ten kažką neblogo pafilmuoti. Tai ką, sakome iki. Ate. Išleido boltas prie Paradise Bay. Kas drąsesni, tai va gali čia pro tą tvorą